Sveiki. Norėčiau su jumis pasidalinti šiandieną keletą minčių apie meditacijos prasmę ir vertę mūsų gyvenime. Didžiausias šių laikų žudikas yra stresas. Ne karas ir ne depresija. Stresas. Tai yra tokia būsena, kai mes jaučiame tarytum virtumėm verdančiam vandenį. Ir nors dauguma žmonių sako, aš nestresuoju, bet matant jų gyvenimo stilių, apie tai, kaip dažnai jiems reikia atsipalaiduoti visokiausiais įmanomais būdais, tokie kaip socialinės medijos skrolinimas, svaigalai įvairiausi arba dar visokiosios veiklos, kad tik tais pabėgti nuo savo tos būsenos, kuri kelia mums diskomfortą, nuo tos būsenos, kuri mums sako, kad tu privalai, tau reikia, tu praleidi, tu nepagauni, tu nepasivyji, tu atsilieki. Ir visas šitas paketas visokiausių vidinių mūsų emocijų mūsų sukelia stresą. Stresas tai yra tokia būsena, kurios metu mūsų organizme gaminasi kortizolis. Kortizolis tai yra tokia medžiaga, kuris įskiria būtent streso metu ir jinai yra skirta kovoti su ta situacija, kurioje, sakykime, tai kilęs dalykas iš mūsų genetikos, iš akmens amžiaus, kai kildavo kažkokia tai situacija, kurią reikia kuo greičiau išspręsti, tai visas dėmesys to žmogaus susiaurėja, kad jis matytų tik tais tą užduotį, kurią reikia spręsti ir nebematytų nieko pašalinio, kad jo protas nebešakinėtų kažkokių tai dalykų. Ir tada atsijungia pojūčiai organizmo, ar to skauda koja, ar neskauda koja, tu pamiršti apie visą tai. Ir tu tada važiuoji, tvarkaisi su visą tą situaciją. Ir jeigu tau situacija darosi per daug sudėtinga, tada protas išvis išsijungia priekinės smegenys, išsijungia tos vadinamus reptilioidinės, ar kaip tenais, primatinės smegenys, kurios yra iš akmens amžiaus, pačios seniausios. Ir jos atsakingos yra už išgyvenimą, kad mes tiesiog išliktumėm gyvais. Organizmas, vienu žodžiu, išjungia intelektą, sako, dabar to reikia išgyventi. Ir kuo didesnis stresas patiriamas, tuo daugiau kortizolio išsiskiria, kuo daugiau kortizolio išsiskiria, tuo mes daromės bukesni, kvailesni ir nebesuprantam realybės adekvačiai. Ir tada mes priėmėm daug visokių labai keistų sprendimų, o paskui galvom, kas čia man į galvą buvo užplaukę, kad mes tai padarėme. Ir kaip Nyčė yra pasakęs, mes negalime pasitikėti sveikatos standartais, ypač jeigu juos kuria serganti visuomenė. Ir jeigu mes visi draugės sergame stresu, mes lekime, ten pergyvenam dėl visokių dalykų, mes jau priimam tą dalyką kaip savaime suprantamą. Ir tada mūsų tos ramybės savokos atrofuojasi, kaip, pavyzdžiui, žmogus praleidęs daug metų tamsoje, jo akis pradeda nebematyti. Jeigu ten po 10 metų žmogus tamsoje prabus, jau išleistas į šviesą, jisai nesugebės matyti, ypač jeigu dar vaikas, ką tik tais gimęs, bus vien tik tais patalpintas į tamsą ir nematys šviesos ilgą laiką, jo akis netgi nesivystys. Tai tas pats dalykas yra ir mūsų gera savijauta. Jeigu mes gimstame ir nuo pat vaikystės kišame darželius, turime pasiekti tam tikrus standartus, paskui mokykloje pasiekti standartus, mes gyvenam pastoviai stresinėje būsenoje, kuri labai stipriai ėda mūsų energiją, ėda mūsų savigarbą, savivertę, mūsų empatiją, mūsų gebėjimą jausti, matyti, regėti, reaguoti adekvačiai dalykus. Ir visas tai vadinasi stresas. Būtent todėl dalykas kaip meditacija yra priešnuodis visam tam toksiškui bazui, kuris vyksta mūsų galvoje. Ir būtent meditacija tas yra instrumentas, kuris sustabdo visą šitą dalyką. Meditacija nėra vien tik tais tam tikros mantros arba tam tikros praktikos. Meditacija yra bet kas, kas sustabdo tavo vidinį monologą. Dėl to mes ir lekime, šokinėjom su parašutais, kad sustotų visas mūsų vidinis monologas. Arba kai kurie žmonės, pavyzdžiui, daro nusikaltimus, stipriai viršija greitį, pavagia automobilį ir bėga nuo policijos, vien tam, kad
pajusti, kaip aš pabėgau nuo viso šito savo dalyko ir egzistuoja vienintelis dalykas, ten pabėgti nuo policijos arba dar kažką tai. Tas istorijos man yra pasakoję nuteistieji iš kalėjimų. Ir aš pats asmeniškai esu daug dalykų patyręs per stresinę būseną, kol galų gale man tas dalykas taip prislėgė pečius, kad aš pradėjau ieškoti, kaip man atrasti tą vidinę ramybę. Ir visos tos paieškos mane atvedė į rytų filosofiją, kur ten viskas labai gražiai išaiškinta. Ir bendraudamas su įvairiausiais vienuoliais Tibeto ir dar visokiausiais kitokiais žmonėmis iš rytų, supratau, kad realiai jokio skirtumo. Kiekvienas vienuolis pasakė, jeigu tu sugebi išlaikyti dėmesį vien tik savo alsavime, arba klausytis paukščių, arba klausytis čiurlenančio upelio ir daugiau nieko nedaryti, klausytis taip dėmesingai, kad netgi tavo veiksmas, klausimasis ištirpsta. Tu esi tiesiog ir viskas, tu esi garse, tu esi tas, kuris klauso, tas, kuris liudija, tas, kuris liudija savo emocijas, tas, kuris liudija savo paties klausimąsi. Ir tai yra ta būtent nulinė būsena. Ir kuo ilgiau mes jo išbūname, tuo labiau mums pradeda matytis, ką reiškia stresas ir stresinės savijautos. Taip, kaip sakoma, jeigu visą laiką slankioju tamsoje, tai aš nežinau, kas yra šviesa, bet tik išeis į šviesą, aš pradedu suprasti, kaip tamsu yra tamsoje. Opozicinė pusė, priešinga pusė nuo streso yra ramybė. Ir būtent ramybės būsenoje kortizolio lygis nusileidžia, mes pradedam matyti, mes pradedam reaguoti. Galų gale pas mus atsiranda galimybė mūsų vidiniam hormonui oksitocinui pasireikšti ir mums suteikti galimybę pajausti, kas yra meilė, kas yra džiaugsmas ir visos kitos ten puokštės visokių gražių emocijų. Bet tam dalykui mums reikia meditacijos kaip įrankio, kuris yra toks pats svarbus kaip ir dantų išsivalymas, kaip kasdieninė švaros higiena, ten dušas arba sportas arba maistas atinkamas. Ir tai mes pradėjome suvokti apie informacinę higieną irgi, kai mes pradėjome tiesiog vengti negatyvios informacijos ne dėl to, kad mes nenorime žinoti, kas vyksta pasaulyje, o dėl to, kad mes rūpinamės savo emocinę būseną. Nes kuo daugiau kortizolio, tuo bukesnį daromės, tuo kvailesnius sprendimus priimam. Kuo mažiau jo, tuo adekvačiau reaguojame į pasaulį, tuo lengviau mes išsprendžiame problemas. Realiai, visos problemos yra išsprendžiamas vienaip arba kitaip. Ir jeigu jos yra neišsprendžiamas, įmanoma su jomis susitaikyti ar rasti filosofinį kažkokį tai požiūrį, kad su jomis sugyventi ir nebegraužti savęs iš vidaus. Visiems tiems dalykams padeda meditacija. Aišku, yra be galo daug mokyklų, be galo daug mokytojų, kurie dėsto vienaip ir kitaip, bet svarbiausia jums yra surasti tai, kas jums veikia. Dalykas, ko aš užsiminėjau, kokią aš paslaugą siūlau, tai yra mano sukurtas konceptas, kuris vadinasi vidinės kelionės. Vidinės dėl to, kad mes einam į savo vidų, o aš tiesiog groju visų debesio instrumentų. Tai yra tam tikri egzotiniai instrumentai, kurių kiekvieną dieną neišgirsi nei per radiją, nei šiaip kažkur tai. Ir jie savaime patys iš savęs pagauna žmogaus dėmesį. Ir kai žmogus klausosi visų šitų instrumentų, jo dėmesys būna ties to garsu. Jisai nutyla, nurimsta ir būna tokia, man yra įdomu. Ir va būtent per šitą valandą vidinių kelionių žmogus patiria, ką reiškia būti tos tylos ir vidinės būsenoje. Ir ta vidinė ramybė, kuri ateina ir tampa mūsų atramos tašku, iš kurio mes galim suprasti ir jausti, kada mes užsistresuojam, o kada mes esame ramybės būsenoje. Tai toksai įrankis, matas, kaip sakoma, nulinė būsena, kur mums pasako, dabar mes džiaugiamės, dabar mes liūdime, dabar mes esame ramus, dabar mes esame strese. Taip. Ir būtent šito įrankio pagalba mes pradedame reguliuoti save ir suprasti. Mes papuolam situaciją, kažkas tai neišsisprendžia kažkoks uždavinys ir mes suprantame, kad mes esame strese, mes paliekam šitą užduotį, einam pasivaikščioti, einam pakvėpuoti, einam padaryti bet ką kažką, indus susiplauti, namus išsisriubliuoti.
ten susitvarkyti spintą ir grįžtame prie to darbo, kuris mums prieš tai nesigavo. Ir jūs nustebsite, kaip paskui taip, kai jūs ateinate į ramybės būseną, dėl to, kad jūsų kortizolis yra nusileidęs, jūs nustojate stresuoti ir jūsų smegenys pasidaro daug švaresnės, kad jūs galėtumėte išspręsti šitą užduotį, kur jums atrodė, ką tik tais neišsprendžiama. Tai va, jeigu jūs norite daugiau apie tai sužinoti, kviečiu jūs apsilankyti vidinėse kelionėse ir kiekvieną kartą aš kalbu skirtingomis temomis, žmonės gali užduoti klausimus ir mes užsiemam bendromis praktikomis, kurios sujungia mus visus į vieną, kurios padeda mums pasijausti, kad mes esam visuomenės dalis, kad mes esam šitos būrio, šitos grupės, kuris susirenka vidinės kelionės dalis. Ir tai mums padeda paskui reguliuoti save. Galų gale susipažinsite su naujais žmonėmis, kurie domisi tais pačiais dalykais, arba patirsite kažką tai, ko nebuvote patyrę prieš tai. Kiekvieną kartą aš groju skirtingus dalykus dėl to, kad aš niekada neįrašinėju to, ką aš groju. Ir dažniausiai man sudiktuoja susirinkusi grupė su savo šypsenomis, su savo emocijomis, su savo būsenomis, ką ir kaip aš turiu groti. Jeigu aš matau, kad tam tikras žmogus, tam pavyzdžiui, pradeda reaguoti vienaip ar kitaip, aš pakeičiu savo grojimo stilių būtent pagal tą žmogų. Dėl to sakau, kad kiekvieną kartą grupė yra mano dirigentai, o aš tiesiog atgroju tai, ką aš regiu, ką aš matau, su visu šituo nuostabiu, didžiuliu debesiu instrumentu. Ir dažnai nutinka, kad aš ne viską panaudoju vien dėl to, kad aš buvau pasiruošęs plačiai temai, bet susirinko tam tikra publika, kuri pareikalavo tik tais tam tikrų niuansų, tam tikrų garsų. Ir jeigu norite vis tai patirti, jūs esam welcome. Registruokitės į vidinės kelionės ir susitinkam gyvai ir pašnekėsim apie visus tus dalykus akis į akį. O jeigu jums yra per toli keliauti iki Vilniaus, iki tos vietos, kur aš darau vidinės kelionės, arba jums pasirodo, kad yra per brangu, tai jūs galite rasti savo būdus, kurie jums padeda, arba rasti kitus muzikantus, kurie groja gongais ir panašiais instrumentais kaip aš. Tai yra instrumentai, kurie labai lengvai pačiumpa dėmesį ir jūs ištraukia kaip iš pelkės, iš tos stresinės būsenos, kad jūs galėtumėt apsiprausti ir susiprasti ir tada priimti teisingus sprendimus. Todėl labai rekomenduoju lankytis garso terapijose, nes tai yra nuostabus instrumentas, tai visiškai yra saugus, visiškai nepavojingas ir nors yra labai daug visokiausių tenais mistiškų pasakojimų apie Tibeto indus arba ten gongus arba apie tą patį šamanišką būgną, bet iš tikrųjų pagrindinis instrumentas yra ne šitie muzikiniai instrumentai, o mūsų protas. Kiek bardako, kiek chaoso jame yra, tiek mes turime išvalyti. Ir nesvarbu, kokiais tai instrumentais. Ar tai vieversio čiulbėjimas bus, ar tai lakštingalos čiulbėjimas, ar tai apsikabinimas šokiuose, ar tai tiesiog gilus patylėjimas su savo artimu žmogumi. Jeigu tai padeda, vadinasi, tai yra meditacijos praktika. Tai va. Tai tiek šį kartą, iki smagių kitų kartų.